Sveiki, esame jaunieji Žalgirio žurnalistai. Mūsų kūrybinė grupė pristato projektą Klausimėlis. Tikrai nesiruošiame jums rodyti įprastas laidos klausimėlio. Mūsų klausimėlis kiek kitoks. Užturbintas. Patobulintas, reikia sakyti. Kaip manau, kad Žalgiris sėkmingai turi top 16 etapą? Taip, gera pradžia jau kalbant. Nu, aš pabūsiu pesimistė, žinokit, manau, kad ne. Turiu bilietus į visus jau, bet nemanau. Top 16? Taip. Manau, kad praeis. Kelintą vietą prognozuoja Žalgiriui? Vietą? Taip. 7. Tai aišku. O kelintą vietą prognozuotumėt? Prognozės lieka prognozėm, bet viltis, aišku, pirmos. Ne. Ne, tikrai ne. Nu, esu optimistė, tai manau, kad praeis. O gal Žalgiris žengs toliau? Galbūt. Tai nežinau, tai turbūt. Nežinau, gal sėkmingai. O jeigu praeis kelintą vietą prognozuotum Žalgiriui? Pirmą. Manau, jeigu pasistengs, tai turėtų. Sunku pasakyti, čia tokios prognozijos nelabai užsiminėjom, mes stengsimės laimėti kiekvienas varžybas, o paskui galės žiūrėsim, kaip čia bus. Kuri žaidėjas naujausiai patinka į Žalgirio? Tai dabar Vimsas. Vimsas, supratau. Ja. Kalnietis gal? Kalnietis. Kalnietis. Man geriausiai Mantas. Kalnietis. Kalnietis, jo. Valančiūnas. O Kleisa. Nu ir ką, Sabonis mano laikais, kur žaidė. Daugiau vaikelių mano atmintis. Kalnietis. Kalnietis. Būrės, Sabonis, Marčiulionis, Kurtinaitis, Chomičius. Idėjas iš senų ar... Ir iš naujų, ir iš senų gali. Torgeras Brynas buvo toks žaidėjas. Gerai. Islandas, jeigu ką. Tai man jis labai patiko. Kalnietis. Kalnietis. Nėra mėgstamiausia. Visi patinka? Jo. Vimsas. Kolicas, kaip geras. Vimsas gal. Man visas Žalgiris yra mėgstamiausias, nes kokia bus komanda be žaidėjų ir be 5. Tai tie, kurie išbėga į aikštelę 5, man yra mieliausi. O jeigu kaip žmonės, aš, sakykime, su Mantu Kalniečiu nuoširdžiai bendrauju, nežinau, kaip aš jam patinku, arba Mindaugu Kuzminsku, na ir su visais. Nes aš jų senelis galiu būti, tai kaip jie gali su manim nebendrauti. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra. 2011 buvo prieškie metai, o kokie metai pagal Kino horoskopą pasitikome šiais metais? Drakono, man atrodo. Teisingai. No. Žalgirio gal. Nesusijęs su krepšiniu. Susijęs? Drakono metai? Taip. Ir gal žinot, koks žaidėjas yra gimęs Drakono metais? Gal Kolicas? Aš žinau, Drakono. Ačiū. Koks žalgirietis gimė Drakono metais? Kalnietis. Kolinsas. Nu, Kolinsas, Kalnietis iš K raidės. Panašu. Kolinsas. Wow, I don't know. You can try to guess. Klimavičius. Man nelabai svarbu. Aš, pavyzdžiui, nežinau, kuriais aš dar Žiurkis ar Velnio, ar yra Velnio, tai nėra Velnio. Can't touch this. Kokie čempionatai vasarą vyks krepšinio kategorijoje? Jaunių, ne? Tu turbūt tik tais jauni. Nežinau. Ne, tikrai ne. Ne, nežinau, o gal jūs žinot? Šių metų vasarą, nežiūrėjau. Aš ten būsiu. Žinot, kiek Kauno sporto halėj metų sueis 2012? Ot ką tai suprantat, 70 atrodo. Kada jinai pastatyta 50 kažkelintais, nežinau. Tai tada kokia
60. Vaikeli, nežinau. Neveikia jau mano. 70 metų. Dievulio brangus. Ašgi 89 metais išleidau knygą Halė, kurie žaidė Lubinas ir Sabonis. Taigi 1939 metais pastatyta trečiajame Europos čempionatui ir gegužės mėnesį bus 70. Aš vasaros rugiagėlės. Kelintą vietą užėmė Žalgiris 2011 metais Lietuvos krepšinio čempionate. Tai pirmą. First place, yes. Žiūrėsim, ar žinot vardus žalgiriečių. Koks Javtoko vardas? Robertas. Ačiū. Koks Kuzminsko vardas? Žinau, Mindaugas. Gerai. Kalniečio koks vardas? Mantas. Popovičiaus? Marko. O, gerai. Bimsa? Nežinau. James, nežinau. Soj. Ai. O gal žinot naujoko Nelsono vardą? Ne. O Šalengos? Reinis. Jo. Ir Devininkaitis? Tomas. Ne? Taip. Koks Jankūno vardas? Paulius. Kuzminsko? Nežinau, Kuzminsko. Koks Kuzminsko vardas? Nežinau. Mindaugas. Man padės. Javtoko? Robertas. Šalengos? Dainis. Gerai. Ir Mantas Kalnietis? Jūsų vardas. Sonė. Kuzminsko. Mindaugas. Gal žinot, kiek Mantui Kalniečiui metų? Ne. 24. Daugiau. 26, tada gal kokia 25. He's 86, so he's 25, 26 actually now. But he still didn't turn 26, so he's 25. Yes. Man tai 86 gimimo, tai čia neskaičiuok, 25 tikriausiai. Kad būtų pergalės, kad grįžtų. Kad Pauliui Jankūnui. 25. 27. 27. Kad grįžtų vėl geri seni laikai. Gal žinot Žalgirio naujoko Nelsono vardą? Kažkaip Tyson. Nežinau, iš vos iš raidės, ne? Nežinau. Ripsas. Ripsas. Nelson, who throws it down? Basketball, baby. Ką nors palinkėtumėt Žalgiriui šiais metais? Pergalis daugiau nei. Sveikatos visiems, kad mažiau traumų turėtų. Kad išlaikytųsi vaikelį amžinai, plaktų širdis jaunai. Kad būtų Žalgiris, kad būtų. Dabar pabaikit sakinį. Žalgiris laimės Eurolygą, nes... Nes jis pats geriausias. Tik laimėtų tritaškius. Nes turi geriausius fanus pasaulyje. Labai pasistengsiu. Nes Žalgiris yra geriausias. Žalgiris savo sirgaliams pažada laimėti Eurolygą, nes... Turim geriausius fanus. Nes mes esam gera komanda. Reikia sirgalių palaikymų. Ko palinkėtumėt Žalgirio sirgaliams? Žalgiris sirgaliams ko palinkėčiau? O kad reikia mylėti ir baltus, ir tuos saboniukus, kurie žaidžia nacionaliniai lygoj. Linkiu žalgiriečiai, fanai žalgiriečių, eikit tenai ir mes užsiauginsim naujus talentus ir jiems bus malonu, kad ploja jiems, švilpia ar taip toliau. Pagaliau, kai bus gražu, kai po daugelį metų tie vaikiukai žais Žalgirį. Sveikatos, kaip sakant, gerų balsų, kad stipriai rėktų arenoje kaip ir iki šiol. To celebrate a lot of trophies with us this year, at least 2. Gerų metų susitiksime Žalgirio arenoje.